Na štai, tiesiog parodau, kaip apsirengiu, paprastai, trenigiukas, bačiukai, nes apsipirkti, kai važiuojam, tai kad būtų patogu vaikščioti visur ir va taip va. Rankinukas paprastas, vienu žodžiu, nieko mandro, tai va. Na ką, atvažiavome su mama jau čia į parduotuvės, Limeriką, vienu žodžiu, žiūrėkit, kaip lyja lauke, žiauriai. Lyja, tai nežinau, ar girdit tą krapsėjimą. Lyja, tai žiauriai. Mama, tai čia pristovau prie parduotuvės, tai nubėgu jau parduotuvę, kad nesulytų. O aš dabar va gerai, kad pasėmiau skėtuką. Ir striukės gal nesimausiu, tiesiog nes čia jau arti ten stogelis yra, tai bėgsiu jau. Aš irgi į parduotuvikę. Na. O jėtų, ką mes pavargom. Po tas parduotuvės jau kiek jau 3:30, o išvažiavom kažkur 11 valandą, vienu žodžiu. Tai ką, sėdi mašinai, dabar išėjom iš KFC, tokio restoraniuko. Dabar, ką aš čia jums galiu parodyti, nežinau, ar čia matote, KFC, vienu žodžiu, to žmogus. Išėjom ką tik ir nusipirkome su mama, kas čia? Kažkokį buketą, mama čia aišku vištienos valgys, ne aš. O aš valgysiu bulvyčių, kur čia įdėjo? Bulvyčių, va. Va bulvyčių kiek. Tai, o jėtų kokios karštos, tai nežinau, kečupo turbūt. Pasimsiu kečupo ir pavalgysiu bulvyčių, nes nieko nepasėmiau, nei obuolio, jokio nieko, žodžiu. Ir vandens neturim atsigerti. Reiks nusipirkti. Na ką, einu dabar užkasti ir važiuosim toliau. Na ką, vat grįžome, staigiai vat ant stalo viską iškrovėme, čia va dar iš maisto parduotuvės nupirkom vat Alpro jogurtų, iš maisto va tokių jogurtų, tokių jogurto, kaip sakant, desertą va. Po to va tokį paveikslą nupirkom, čia virtuvėje kabinsim, šitoj vietoj, man atrodo, va bus ten, kur tuščiai yra šitas paveikslas va. Čia po to vat visokių dalykų, kas čia yra. Galvą susisukt, vienu žodžiu, kai išsiplauni galvą susisukt, plaukus. Čia po to tokios užuolaidas, ta prasme, čia mama tetai padovanos, vienu žodžiu. Tai va, baltos užuolaidytės čia tokios, čia paskui taip. Na ką, čia toliau kaip visą laiką pienelio. Kas medūziau? Jinai jau mamos prašo valgyti. Duonytės. Halvos, va, halva, kaip žinote, yra veganiškas patiekalas, desertas tai yra veganiškas, tačiau, kaip žinome, turi labai daug cukraus, bet čia va žemės riešutų halva, kartais pasiskaninti galima keletą gabaliukų. Tai aš nupirkom su mama, tai visiems po truputį, vat sūnus vatoj, vat labai norės paragauti. Toliau, čia šiek tiek grybukų iš Lietuvos parduotuvės nupirkom čia svečiams, kaip sakant. Toliau, ką čia, aš čia nusipirkau flaxseedo, kadangi baiginėjasi mano tie visi dalykai, baiginėjasi, tai vat nusipirkau naują. Tiesiog flaxseed ir viskas, kaip čia vadinasi lietuviškai, labai atsiprašau. Aš nežinau, kad čia kažkokios sėklos tikriausiai būtų. Toliau, kas čia Alpro soja single. Sojos, kaip sakant, pienelis, kremas toksai, kur sriubas galima dėti padažus į viską, į bulvikošį, jeigu norime, visur, kur tik norime. Tik plakti jo negalima, neišsiplaks jisai. Toliau, ką čia vyšnių 2 pakelius nusipirkau, labai skanu bus. Kaip vyšnės, trešnės, nors rašo, kad vyšnės čia, bet labai saldžios yra kaip trešnės. Na ką, tai tiek tų dabar dalykų ir ką, visą maišą iš TK Maxų ir įvairių, čia paskui parodysiu pirkinius, apžvelgsime vėliau. Eisiu dabar pailsėti. Dar tiesa, kas čia? Kvasas kažkoksai, čia mama nusipirko, o čia vat gėrimą light kažkokį tais, čia ugniui. Nors šiaip mes vandenį dažniausiai geriam, bet vat tokį pamatėm. Galvojom, reikia nupirkti. Šiaip anksčiau, kai būdavo mažesnis, labai mėgdavo šitus gerti. Ir dabar paskaičiau, kad čia yra jisai iš ko čia padaryta. Jis yra gazuotas, raudonų vynuogių sulčių gėrimas be pridėto cukraus.
Liuks, raudonų vynuogių gėrimas be cukraus. Na, manau, visai neblogai bus. Šiaip sūnus mėgdavo tokį. Na ką, tai tiek. Oi, neįsivaizduojat, kaip pavargau šiandien, tai, na, galvos neskauda nieko, bet, na, jaučiuos tokia pavargus, kad neįsivaizduojat. Nes apsipirkom, ten visą dieną prabom Limerike. Na, nieko taip daug nenusipirkom, bet, žodžiu, prabom visą dieną, galima sakyti, grįžau, ėjau pas mergaičių čia nuo 6 valandų beveik prižiūrėti ir va dabar, va, 9 valandą grįžau namo ir galvoju, dabar reikia nufilmuoti jums tą pirkinius savo ir ką. Ir jau diena baigta, galima sakyti, eisiu miegutuko. Na ką, pradedu nuo pirkinių, rodau, va čia nupirkome su mama tą maikutę Ugniui. Čia nežinau, nežiūri kokia čia firma, SER 55S, tokia, toj tą įkišim į vidų, žiūri kiek jinai čia kainavo, nematau kainos. Jinai kainavo kažkur, man atrodo, apie 20 eurų, 15-20 eurų, bet buvo nuolaida, tai mes ją nupirkom už 7 eurus. Prašau, kokia faina maikutė, aš pamačiau, kad čia merginos veidas kažkoksai, čia dar jam tokio tipo patinka labai, tokios vat maikės, vat tokio tipo labai maikės mėgsta. Na, nebūtinai mergina turi būti ant maikės, bet vat maždaug va tokio tipo, kaip pasakyti. Labai fainutė maikytė, aš manau, tokia va Ugniui parodžiu, tai labai džiaugiasi va. Nes jie maikės tai pastoviai, jau kur važiuojam apsipirkti, man maikė nupirk maikė, tai tų vartų maikių va turi pilną ir vis tiek jam neužtenka. Žodžiu, na ką, trenigų irgi, va, pilną turi irgi neužtenka, tai trenigiuką tokį. Bet ir netinka jam bet kas, vaikit, nenupirksite ten kokį iš sporto parduotuvės nuėjęs. Reikia, kad būtų, nežinau, kažkoks kitoks, toks, kaip sakant, mandresnis nori būti, va. Tai ne aš, va, paprastą užsidėjau, man nereikia jokios, ta prasme, mandrumo. O, va, Ugnius, va, taip žinot, ta prasme, stilių prilaiko tokį. Na, nu ką, paauglys, stilingas nori būti. Na, žodžiu, toks, kokios čia tas firmos jis yra. Pamiršau pažiūrėti. Eto Jeans. Eto Jeans M. Net nežinau. Toksai, va, Eto Jeans M. Ir toksai va visas juodas, su kišenėm. Kišenėse nėra užtrauktuko, nieko, taip tiesiog va kišenytės. Labai dailiai pasiūtas. Ir žinot, kas man labai patiko, kad yra užtrauktukas kapišonui nuimti. Čia tokia blizgi vat medžiaga, o iš vidaus tokia švelni. Ir aplamai visa medžiagytė yra vidaus, tokia švelnutė. Nežinau, kaip matote. Tokia tikrai švelni medžiaga. Labai švelni. Jis jau buvo jį užsidėjęs, įsivaizduojat, viską nuplėšė, dabar tikros kainos nematau, bet jį taip pat pirkome ant nuolaidos už 13 eurų. Tai čia labai pigu. Geros firmos treningą nupirkti už 13 eurų tikrai nerasiu niekur. Nebent tik ant nuolaidos. Va, prašau, yra dar užtrauktukas tam kapišonui, kaip sakant, nuimti gaubtui. Va. Tai labai šaunu. Fainutis toksai. Kaip sakiau, va čia vėl kita medžiagytė ant šonų yra. Čia va blizgi medžiaga. Čia toliau ant rankovė, čia atrodau. Nėra jinai visos blizgios medžiagos. Čia blizgi, o čia jau ne tokia juosta eina. Ir čia paskui čia blizgi, o čia ne. Ant šitų va šonų. Net nežinau, kaip čia jums parodyti, va. Na, va toksai. Čia dar ženkliukas kažkoksai. Iš nugaros, va taip. Tiek apie šį trenigiuką ir ką, galiu pasakyti, kad sūnui tikrai patiko, tai jis iš karto apsimovė jį, kai tik tais pamatė, vienu žodžiu, tai jis patenkintas, o tas man yra svarbiausia, kad jam patinka. Na ką, turbūt sūnui tai tiek. Sūnui dar buvom parvežę, va, sausainukus, bet jau tuščia. Veganiški sausainukai, be gliuteno, vanilos, vienu žodžiu, shortbread biscuits. Kainavo 1,79 €. Yra su sojos miltais, vienu žodžiu, su ryžių starščias, cukrus, na, vienu žodžiu, sausainėliai tokie, vat.
veganiški sausainiai ir jie yra be gliutino. Va. Žinoma, kad geriau išskepti, bet vat, mano mama visada nori parvežti, nes ugnis nevažiavo, tai ką vaikiukui parvežam, ką vaikiukui, vaikiukui sausainiukų nupirkom. Tiesiog traukiu iš maišo ir kas čia yra. Čia yra mama, rodau tiesiog ir mamos pirkinius, visus pirkinius, kuriuos nusipirkom. Ten, kur pirmais rodžiu, ten irgi pirkiniai, ten maistas, taip toliau. Toliau čia, atrodau, yra serumas, akim serumas, jis kainavo 20 eurų, kiek atsimenu. Va. Na, nuo raukšlių serumas kažkoksai. Na. Nežinau, atsiliepimų negaliu jokių pasakyti, čia yra tik 15 ml ir kainavo 20 eurų ir tik Makse vis tiek čia skaitosi jau pigiau. Kitoj parduotuvėje jisai gal kainuotų ten 40 ar 30 eurų. Jisai, nes tik Maksas, kaip sakant, jau taip pigiau duoda žmonėms nusipirkti, jis tokias nuolaidas padaro. Atseit. Na, nežinau apie šį produktą ir ne aš jį naudosiu, mama, tai turbūt nieko šiaip jį ir pasakyti negalėsiu. Toliau ką, taip pat, du tokie produktai yra akims ir dar va čia mama nusipirko. Va, čia jau matau, kiek kainavo. Šitas kainavo, šiaip kainuoja 9 eurai, o jinai mokėjo 4 eurus. Balance, čia taip pat akims, čia rašo, kad gyvačių nuodų akių kremas. Matote? Snake Venom Eye Cream. Tai labai įdomu iš tikrųjų. Na, nuėma juodusius paakius ir maišelius po akimis. Nuėma, na, tai mano mama sakė, išbandys šį produktą. Sakau, tai šiaip nenorėjo pirkti, bet sakau, mamytė, sakau, 4 eurai te kainuoja, sakau, nusipirk, sakau, nieko neprarasi, sakau, o ką, išbandyk. Na, ne 400 kainuoja, kad ne 44 eurai, tai manau, kad, o gal geras bus, nu. Tai va, išbandys, bus matyti. Šitas kainavo taip 14 eurų, bet mes mokėjome 7 eurus. Irgi taip pat tos pačios firmos, Balanso. Rašo, kad atpalaiduoja, čia yra serumas. Atseit raukšles sustabdantis serumas. Atseit adatų nereikia, kur čia kaip sako, čia irgi atseit kaip, žodžiu, atseit rašo, kad labai stiprus jis yra nuo raukšlių ir 52% sumažina ant kaktos raukšles ir įvairias 82% atpalaiduoja veido raumenis ir sumažina juoko linijas raukšlių, ta prasme, na, tikrai labai įdomu. Ir atseit, va, tikrai kliniškai yra įrodyta ir panašiai. Na, bus įdomu bus išbandyti, šiaip mamos paklausiu, kaip jie įveikia. Na, taip pat, va, 7 eurai. Su šiuo kartu, va, už abudu juos sumokėjo 11 eurų. Na, tai tikrai nebrangu, o ypač jeigu geras produktas bus, tai tikrai liuks. Ir kaina gerai, ir produktas geras, bet aš dar nesakau, ką geras, nes nežinau. Yra tokia kosmetinė iš Elizabeth Arden su veidrodėliu ir raktus ar kažką galima dar prisikabinti, ar kažkur ją pasikabinti. Na taip, susisega, atsisega, tokia kosmetinytė. Su skyreliu, 2 skyrelių galima sakyti. Ir aš ją nusipirkau, žinot, kam susidėti? Ogi turimai kosmetikai iš Elizabeth Arden, kur turiu, va, tą šešėlių paletytę. Tai va, įsidėsiu 2 lūpų dažus ir tušą. Ir prašau, kaip faina iš tikrųjų viskas, va, telpa ir spalvos atitinka viskas, va, ten raudona, čia raudonas, auksinis ir tušas auksinis. Na, nežinau, man kažkaip patiko, taip pat viskas suderinta, viskas, va, fainutė tokia, veidrodėlis yra, atskirai nereikia neštis, tikrai neblogas veidrodėlis. Ir va, įsidedu į rankinę ar kažkur ir esu labai patenkinta. Na, labai fainutė, labai man patiko. Kiek, sakiau, mokėjau 3 eurus. 3 eurus už tą. Va. Liuks. Toliau koinytės. Koinytės kainavo čia nuolaidos 3 eurai.
Ir žinot, kiek čia porų yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 poros koinyčių tokių plonų. Tokios, nežinau, kaip jums čia parodyti, tokios plonytės. Ir, nu, nežinau, fainos jos. Na, tokios sintetinės jos tokios, bet man patinka. Tokios, nežinau, nestoros ir nėra grinai tokios, kad būtų plonos kaip kojakelnės nėra. Bet ir nėra storos, nei plonos tokios, nežinau. Fainutės, jos šiaip kainuoja 9 eurai, mato 8,99, bet aš mokėjau 3 eurus. Ir fainos, tokios įvairių spalvų, taip tokios dryžuotos. Kai tik man koinyčių reikėjo, tai čia vat kaip tik paskutinę porą aš ir atradau. Nes ant nuolaidos ten buvo paskutinė pora, šita buvo, paskui buvo ten kitokios. Na ką, toliau čia kitokios koinytės, tokios, nežinau, ant batelių tokių, vat, užsidėti, tokios, vat, na, įsivaizduojat, tokias koinytės. Ir jos man kainavo 1 euras. Šiaip jos kainavo 6 eurai, čia žiūri nuolaida buvo paskui 4 eurai, paskui euras. Tai va, mokėjau tik tai eurą. 3 poros už eurą, 3 čia poros, man atrodo, ar 2. Taip, 3 poros. 3 poros už eurą, tai čia tikrai liuksiška kainytė. Toliau kas čia dar? Iš Next, parduotuvės Next, kainavo 5 eurai 50 centų, kvepaliukai Nude. Tuoj, va čia ir rašo. Iš Next, Nude, o kaip čia išplėšti? Na, nežinau kaip čia išplėšti. Tuo išplėšiu ir parodysiu jums maždaug kaip atrodo čia. Tiesiog ten uostėm su mama ten tos Next parduotuvėje. Norėjom didesnius nusipirkti, bet galvoju, turim tų kvepalų, kažkaip užsimaniau mažiuko. Toksai, toks gaivus kvapas. Na, nežinau, toksai gaivus kvapas ir tokį klasikinį kvapą užneša man. Nu, nežinau, toksai. Gal dabar per daug. Toj biškiai prasivedina. Na, visai nieko. Na. Šiaip, aš jį nupirkau, bet aš jį mamai padovanosiu, atiduosiu. Nes mamai patiko, tai mamai padovanosiu aš jį. Taigi, jau čia taip įdėsiu. Na, nebūtinai tą dėžutę dėti, nes mama nelaikys vis tiek dėžutėje. Tai bet vis tiek atgal sudėjau. Na ką, toliau. Kavytės nusipirkau. Šiaip kavą aš geriu tikrai labai retai. Ypač kai sveikai maitinuosiu su veganė. Galima sakyti, aš kavos visai nevartoju. Bet riešutiniai kavai su vanilė, su karamelės, galima sakyti, tuo skoniu aš turiu silpnybę. Ir dabar jums rodysiu toliau tą kavą, po to parodysiu sirupą. Kava čia yra, taigi kavytė yra tokia, Today's Coffee, Vanilla Nut Cream. Tai yra su riešutinė kava su vanilė, Hazelnut and Vanilla. Kainavo jinai man 6 eurus, 5,99 ir aš neužuodžiu jos, bet jinai tikrai bus nuostabi. Jau vien tas parašymas, kad yra Hazelnut kava, tikrai bus skani. Nes kiek esu gėrusi Hazelnut, tai yra mano pati mėgstamiausia kava. Taigi tikrai ją gersiu ir vaišinsiu svečius. Taigi kas užsuks pas mane svečius, gaus skanios kavytės. Ir taip pat prie kavytės likeriuko. Juokauju, žinoma. Čia yra sirupas, skinny sirup, 0 kalorijų ir 0 cukraus. Sugar free caramel. Tačiau čia yra, žinoma, viskas yra artificial. Šitas produktas yra labai daug turi E150A, E200, turi daug konservantų šitas dalykas. E270, E466, E955, E202, tai vien žodžiu,
1, 2, 3, 4, 5, 6 yra. Nors šiaip jis skaitosi veganiškas. Tai va, nereiškia, kad kas viskas veganiška, tai viskas sveika. Tikrai taip nėra. Bet jisai man kainavo 6 eurus. Nors čia yra, kaip sakant, ir neturi kalorijų ir cukraus, tačiau tikrai nėra sveikas produktas. Bet tačiau jo reikia labai mažai tiesiog paskaninti kavytę. Ir manau, kad šitas butelys karamelinio skonio laikys man tikrai labai ilgai. Gal pati kartais įsipilsiu ten arbatinį šaukštelį ar pusę arbatinio šaukštelio tiesiog į kavytę įsimaišyti dėl skonio, ar tiesiog svečius pavaišinsiu. O čia yra bene visas litras, kiek čia yra? 750 ml. Tai gan daug iš tikrųjų ir va čia įrašo, kad tinka į kavas, į latte kavas, į mokas, į kapučinos dėti, į arbatas netgi ir į desertinius gėrimus tinka. Taip. Na, nežinau. Galbūt jums nepatiks, kas maitinate sveikai, gal nepatiks, kai jis turi labai daug Tačiau, kaip matote, jis tikrai turi 0,00 kalorijų. Bet galbūt tai yra blogai, kai jisai turi tų 0 kalorijų. Na, nežinau. Tiesiog nusipirkau, vienu žodžiu, pavaištinti svečius ir pati kartais paskanauti. Tikiuosi, per daug manęs nesupeiksite, kad nusipirkau tokį nesveiką produktą. Na kągi. Toliau nusipirkau tai, ką labai džiaugiuosi. Tai vienas mano mėgstamiausių, ta prasme, tokių produktų, kurio labiausiai džiaugiuosi šiandieną nusipirkusi. Tai yra Revlon Super Luscious Lip Glosses. 4 ir 1 lūpų dažas, aš taip suprantu. Ir mokėjau 17 eurų. 16,99. Nors taip čia rašo 34, atseit kitur kainuoja, aš taip suprantu. Bet va, mokėjau 17 eurų. Tai va. Čia skaitosi nemokamai. Aš pirkau 4 tuos ir čia nemokamai yra lūpų dažas dar. Wow, faina kaip. Aš galvojau, kad čia kažkaip nepastebėjau, kad čia free rašo. Kažkaip pramečiau akis. Wow. Nu, fainai bus atidaryti. Galbūt dabar aš jo nedarysiu, o padarysiu tiesiog atskirą video apie šį rinkinuką. Jeigu jums bus žinoma įdomu. Toliau nusipirkau piniginę. Nors turiu aš piniginę, bet žinote, jinai man greitai susinešios. Ta, kur pirkau iš AliExpress. Nes man greit susinešioja. Žiauriai greit man susinešioja visos rankinės. Aš nutrinu rankenas, nes aš labai daug nešioju visko pastoviai. Tarp visur tampausi su savim, tai man rankinės, piniginės greit sueina. Nors turiu vieną piniginę, kuri laiko labai ilgai, tai žiauriai gerai laiko. Jinai bet geros firmos ir laiko tikrai labai ilgai. Tokią juodą turiu. Na, o ta iš AliExpress jau matosi, jau šiek tiek čia, jinai yra šviesi, tai jau šiek tiek taip apjuodavę kampučiai. Na, bet jinai man dar laiko, dar laikys, čia per šią vasarą man tikrai išlaikys. Bet vat nusipirkau šią rožinę. Tokia. Jinai buvo ant nuolaidos, čia rašo 17 eurų. Bet aš už ją mokėjau ar 9 ar 10 eurų. Na, žodžiu, tikrai pigiau negu 17 eurų aš už ją mokėjau. Ir tokia vat paprasta vat piniginytė. O čia firma yra Jobis kažkokia firma. Va. Na, nežinau, va tokia. Man patiko spalva šiaip šios piniginės. Kad čia galima įsidėti viską. Čia nuotraukytę galima įsidėti kortelę. Kortelę aš per daug neturiu, nes žinau, kad Lietuvoje yra labai populiaru kortelės. Ten kur beeisi, visur kortelės reikia duoti. Čia taip nėra, čia nėra. Jis turi banko kortelę, ten dar keletą kortelių būtinų. Nedaugiau 10 kortelių čia ir, ta prasme, mes neturim tiek daug kortelių čia. Na, bent jau aš nežinau. Man tikrai nereikia ten 50 kortelių, nes tiesiog nereikia. Ir tiek.
Va. Esu labai patenkinta šią piniginę, spalvytė graži. Na ką. Toliau. Ar žinote, kas čia yra? Aš tai prisimenu, kai aš buvau maža. Mano tėvai turėdavo tokį geležinį, kur sukdavosi. Tai aš stovėdavau, kaip maža būdavau ir taip sukinėdavausi. Tai kai šitą pamačiau dalyką ir darant nuolaidos už 5 eurus, sakau, mamyte, nusiperkam davai, sakau, galėsim suktis. Mama sako, nu tikrai, sakau, taigi prisiminiau, kai būdavau maža, sakau, jūs su tečiu turėdavot, sakau, o šitą geležinis tik tai turėdavo. Tai va, o čia yra plasmasinis, irgi taip pat sukinėtis. Ir čia rašo, kad labai gerai yra sumažinti vat, šlaunims ir klubams. Ir balansas, kaip sakant, to savo balansą išlaikai taip sukinėdamas. Ir cirkuliacija gerėja. Ir pilvuko raumenys stiprėja, kaip sakant. Ir super dalykas. Ir tiesiog tai yra smagu, malonu, kaip sakant, daryti tokius, vat, sukinėtis, vat, gali žiūrėti televizorių ir suktis taip. Faina visai. Čia rašo, kad čia užtenka 12 minučių 3 kartus per savaitę. Kad atseit pilnai užtenka. Čia dar keletą pratimų rodo gale, čia kaip ką daryti, nežinau. Čia, na, dabar irgi neišlupsiu, nes tiesiog nėra laiko. Toliau noriu parodyti, ką savo, vienintelį, ką savo nusipirkau iš drabužėlių, tai būtų iš LS Sport. LS Sport. Toksai, mokėjau 4 eurus tik tais. Kaip čia jums parodyti? Aš jį užsidėjau, pasimatavau. Jis toks atrodo, čia vat parašyta, man čia patinka parašyta, kur čia, va, čia gražiai LS Sport. Ir tokia medžiagytė. Medžiagytė tai tokia fainutė, tokia, nežinau. Ir toksai, vat. Čia jį taip užsidedi. Kaip čia jums parodyti dabar? Nežinau, ar aš čia sugebėsiu gražiai kažkaip parodyti. Na, čia turi būti nugaroj. Čia per priekį taip užsideda. Ir čia paskui toksai, va, dirželis eina. Ir po to, va, taip, va. Nežinau, kaip čia matote, nematote, bet va taip va. Kokia čia išmeryti yra, gal large, M, medium, čia yra vidutiniška išmera. Na ir galvoju, kur aš jį, man patiko, kaina labai gera, medžiagytė faina ir galvoju, kur aš jį galėjau panaudoti kaip naktinukus. Aš su jais galiu miegoti kaip su naktinukais, po to galiu tiesiog užsidėti ant timpių, po namus ar kur vat, vaikščioti. Ir žinote, kur dar galiu užsidėti? Paplūdimyje. Mūdimukas po apačia ir šitą ant viršaus. Ir prašau, paplūdimyje vat, galiu vaikščioti. Tiesiog toksai, galima sakyti, vos ne universalus toksai vat, drabužis. Ir naktiniai, ir kasdieninis drabužis, vaikščioti ant timpių ir į paplūdimį. Na, tiesiog tikrai mane sugundė, va, toksai dar tikrai nebrangiai kainavo ir medžiagytė, patikėkite, labai tokia, nežinau, taip atrodo natūrali tokia medžiagytė, tokia balta spalvytė, man tikrai patiko, nežinau, tikrai fainas man dalykiukas toksai. Žinoma, kiekvieną dieną su juo neapsirengsi, bet va tokį turėti savo stalčioje, savo spintoje, tikrai, manau, pravers man jisai. Toliau, ką dar, žiūriu, keletą kosmetikos priemonių turiu. Taip, nusipirkau šitą, už 9 eurus nusipirkau Buxom. Buvo daugiau tokių, čia yra lūpų blizgis. Buxom. Negaliu atsukti dabar. Na, jeigu ką, galėsiu apie jį atskirai, vėliau papasakoti. Tiesiog lūpų blizgį nusipirkau. Kaip sakiau, ten buvo įvairių spalvų. Čia mokėjau 4 eurus. Ir čia yra Technique Lashitude. Akių tušas tiesiog. Nesu tokio bandžiusi akių tušo niekada. Tai bus įdomu labai išbandyti.
Atsiprašau, jeigu matote mano nagai nesutvarkyti, nes neturiu laiko. Kiekvieną dieną tai ten, ypač dabar kaip mergaitės grįžo mergaitės prižiūrėti, tai neturiu laiko. Pas mergaičių sutvarkyčiau nagus, bet mažoji taip verkia, vienu žodžiu, dantukai dygsta, tai visą laiką ant rankyčių turiu laikyti, tai tikrai, va, tušas, esu persidirbus, galima sakyti. Na kągi, toliau maiše dar yra žvakės. Nusipirkau, žiūriu, va taip, nusipirkau iš Yankee Candle raudonos avietės. 2 kvapiukai. Pirkau mažesnes, nes didelė, kol sudeginu ilgai laiko. O, koks gaivus kvapas, neįsivaizduoju, toks vasariškas, labai fainas kvapas. Toks vasariškas kaip žemuogių, bet rašo, kad raudonų aviečių. Va. Tikrai labai skaniai kvepia. Toliau dar viena žvakė iš Yankee Candle. Raudonojo drakono vaisiaus. Taip pat labai skanus kvapas, nuostabus. Toliau mano mėgstamas vanilla cupcake. Vanilla cupcake. Labai patinka man vanilla cupcake. Aš žinau šitą kvapą, nes aš turiu dar deginus šitą žvakę, didelę tokią turiu. Toliau iš Yankee Candle Black Plum Blossom. Tokią vieną turiu kažkur pasidėjusi, nusipirkau antrą, nes jinai labai skaniai kvepia. Vieną esu tokią jau uždeginusi, vieną turiu, kažkada rodžiau per kolekciją, kad turiu tokią, man atrodo, ir dabar turėsiu 2 tokias. Ir toliau, tokį iš Yankee Candle, tokį, kaip sakant, deginti į tokį, na nežinau kaip čia jums paaiškinti, kai žvakutę įdedi į tokį specialų indą ir ant viršaus uždedi šitą ir jisai ištirpsta ir kvepia, žodžiu, kai žvakė šildo. Čia yra jisai Shea Butter. Toliau dar keletą produktų. Žinoma, aš turiu silpnybę ant tų nagų lakų. Nors aš jų turiu labai daug, bet aš negaliu tiesiog sustoti jų pirkus, jeigu aš pamatau labai mielus nagų lakus. Taigi, pamačiau aš šiandien iš China Glaze. Ir jie buvo ant nuolaidos. Dėžutė tik buvo labai suplyšusi, tiesiog dėl to ir jie ir buvo ant nuolaidos, dėl to, kad dėžutė buvo suplyšusi. Tai aš tą dėžutę jau ten vietoje išmečiau ir turiu juos atskirai susidėjusi dabar. Tai va, China Glaze, na, numeriukų dabar nesakysiu, tokia spalvytė. Toliau antras tokia spalvytė. Trečias tokia spalvytė. Mėlyna. Toliau tokia oranžinė iš China Glaze. Aš turiu vieną iš China Glaze, tokios oranžinės spalvos, tai dabar turėsiu 2, vieną mažiuką. Ir dar tokia rožinė. Taigi 5 nagų lakai iš China Glaze. Labai fainučiai, man vien, kad jie mažiukai, tai nežinau, kaip sakiau, man patinka maži kvepaliukai, maži lakiukai, mažiukai dalykiukai. Jaučiu silpnybę ant jų. Na ką, toliau dar paskutiniai produktai, čia žiūri, kad čia man nuplėšiau. 6 eurus mokėjau už šį. Ir čia yra mėtinis nagų lakas. Kaip čia parodyti, iš Nails Ink. Iš Nails Ink. Man atrodo, kad čia mėtinė spalva, bet nežinau. Aš nežinau, kaip ta mėtinė spalva turi atrodyti, bet man atrodo, kad čia yra mėtinė spalva. Nei mėlyna, nei balta, nei žalia, tokia mėtinė. Tikrai mėtinė. Na ką, toliau labai noriu atsiauginti, kad nagai greičiau augtų viską. Ir čia iš Sally Hansen, šiaip man labai patinka Sally Hansen visa, ta prasme, nagų priežiūros linijos visos ir nagų lakai. Tai čia yra multivitaminų nagų augimo skystis. Taigi, įmasažuoti kažkas tokio čia, žodžiu, va. Nagų augimo skystis ir 2 paskutiniai produktai, tai paskutiniai daugiau niekur nėra, 2 paskutiniai produktai tai yra New Kid Cosmetics. Tas New Kid, žinote, kur aš turiu tą lūpų blizgį su lempute degančia. Tai čia ta pati firma, iš to, ta prasme, New Kid, tai čia yra pudra. Čia yra pudra, matote, jin tokia šviesi viduje. Na dabar aš jos irgi neatsuksiu, nes abidvi yra užpakuotos. Aš jas pirkau ant nuolaidos, dabar nematau. Šiaip jinai kainavo 7 eurai, bet aš pirkau ant nuolaidos, tai aš jau už jas mokėjau
net nežinau, gal po 3 eurus, turbūt pusę kainos mokėjau. Ir jos yra 2 nusipirkau, galvoju išbandysiu, nes jų mažai čia yra kiek čia kokie 10-15 ml. Ir čia yra va, tokios spalvos kapučino. Bus labai įdomu išbandyti ir pažiūrėti, koks čia, ta prasme, kokia čia ta skysta pudra bus. Tikrai bus įdomu išbandyti. Na ką, tai tiek tų pirkinių ir atsiprašau, jeigu šis video buvo tikrai per ilgas. Aš pasistengsiu kaip nors sutrumpinti, bet tiek šiam kartui, daugiau nebekalbu ir iki sekančio video. Iki.